Ką skambink mamai? Iš mūsų naujos studijos Hot Airlines oro baliono. Virš Trakų šiandien. Tai kaip tu jautiesi? Nu, kol tai buvo man žemės, galvojau, kad viskas gerai, dabar jaučiu, kad pulsas šiek tiek pakilo. Bet lyginant su kokia skrydžių baime apturėjau prieš kažkur pusę metų, tai jau nieko, žinok, labai gerai čia jaučiuosi. Iš tikrųjų kažkaip buvo, kad gimus vaikui, niekada prieš tai neturėjau skrydžių baimės, bet gimus vaikui jinai atsirado tokia nepaaiškinama, tiesiog apie lipimą į lėktuvą, ypač su mažyliu, net nebuvo kalbos, kažkaip toks nemoku paaiškinti iki visiškos panikos, tai net leidau savo vieną kartą neskristi lėktuvą ir važiavom atostogauti su mašina. O tai kas iš to? Ta prasme, mes kalbam, mes su baimėm susidarim kiekvieną dieną. Mes kažko tai bijom. Atsikeliam dėl vaikų, dėl šeimos, dėl vyro, dėl darbo, stichinių nelaimių, drono. Aš, pavyzdžiui, šiandien lipiau į šitą balioną, nors skrendu ne pirmą kartą, bet su keturguba baime, todėl kad aš bijau aukščio, vis dar bijau, aišku, dronų. Dronų momentas veikia, šiaip ar taip tai buvo visai neseniai, ar net nerimas, kad čia pavyktų tai, ką mes sumanėm, kad mes pakeitėm komforto zoną į visiškai nekomfortišką ir galvoju, kas iš to išeis, bet kartais, kaip man rodo gyvenimas, kad perlipant per tam tikrus savo saugiklius, tu gauni labai gerą įspūdį. Beje, dar viena trečia, kodėl sakiau, kad bijau trečią kartą, nes prieš pat įlipimą į šitą balioną man papasakojo kolegė pasakojimą, kaip blogai baigėsi skrydis balionu ir buvo blogas nusileidimas. Vytautai, jūs nieko negirdite. Bet tai va, šiandien tokia akumuliuota esu visiškai, bet kaip sakant, su tais jausmais, matyt, mes turime gyventi, kartais kovoti, kartais su jais prisitaikyti. Bet manau, kad čia nebus pats baisiausias tavo gyvenimas, kai jis bent jau tikiuosi. Nu, tikimės, bet nekalbėkime apie ateitį, bet šiaip aš jau šiek tiek esu fatalistė, nes teko man gyvenime ne kartą įsitikinti, kad tu gali atsidurti fantastiškiausioje vietoje, fantastiškiausioje šalyje ir sulaukti kažkokių netikėtumų ir aš niekada neužmiršiu mūsų pirmojo išvažiavimo į Maldyvus. Ir kai mes galėjom paplūdimy su tavo broliu mažu, pameni tą laiką? Tada su mumis nebuvai? Ta kartą aš dalyvavau jaunių gal Europos čempionato atrankoj, buvau Baltarusijoje tuo metu ir sėdėjau barakė ir valgiau sūrelius su draugiam. Tai va, mes atsidūrėm tam rojaus kampelį ir po vienos dienos gulim pliaže ir prie mūsų prieina patarnautojas, ar ne, ir sako, kad būkit malonus, pasiimkite pasus ir ateikite į pagrindinį pastatą, nes artėja tsunamis. Daugiau nieko neimkit, žodžiu, tik pasus. Ir aišku, kad mes vaikas šokas be abejonės, bet vykdėm taip labai ramiai, ką liepė tą padarėm. Atėjom į tą pagrindinį pastatą, ten jau visi turistai yra, o sala nedidelė, plokščia ir visi su liemenėm, mes irgi, ir kai jau pasakė restorano savininkas, kad gėrimai visi free, kol kas būkit linksmi, mes vaišinam, tai supratom, kad jo, ir čia kažkaip tai rimti dalykai kvepia ir aišku, tada visa koncentracija buvo į mažą vaiką, mažas mokyklinukas gal buvo, žinau, kad jau buvo pradėjęs plaukimą lankyti ir mano pirma buvo tokia susikaupimo momentas ir pasakymas, kad ar tu atsimeni, ką sakė trenerė, kaip reikia elgtis vandenį, tu dabar turi susikaupti ir tą daryti pagal visas instrukcijas. Ir kas mane nustebino va šitoje ekstremalioje, nes jaustėmės tikrai taip situacijoje, kad nei vienas iš turistų nepuolė gerti dykai, visi buvo labai koncentruoti, ramus, kažkas paskambino artimiesiems ir mes sėdėm tiesiog ir laukiam žinios. Ačiū Dievui, kai po 3 valandų mus pralenkė, žemės drebėjimas neįvyko ir tsunami mes išvengėm, bet ta patirtis, kaip ir visa baimė, lėmė tai, kad jau nežinau, kiek metų po to mes rinkdavomės poilsiui į salas, kur turėjo bent vieną aukštą kalną. Bet žinoma, laikas bėga, kažkokios ne tai pamokos, patirtis lieka, galbūt vaikų didžiausia, nes jis kažkaip kurį laiką net nelabai norėdavo važiuoti atostogauti.
Bet į Maldyvus mes sugrįžome dar kartą. Taip, čia tikriausiai yra tas fatalizmo momentas, kad, nu, tu, kaip čia pasakysi, gali taip atsitikti, tikriausiai jeigu ten būtų taip atsitikę, čia yra toks neišvengiamas Taip, mes žinom bet tų tai istorijų, nevyksta kur būna. kiekvieną dieną, tai gal visam gyvenimui dabar kažkokią baimę susikurti tokią nevaldomą, na jos nereikėtų. Na, čia viskam gal šitas tinka, čia toks bendras dabar, koks pasaulio fonas yra tas tikrai, jo, aš nežinau, ar tai būdavo anksčiau, ar, pavyzdžiui, aš buvau tiesiog labai jauna ir taip nesijausdavau niekada, ar čia bedai tai pasaulio dabar yra, nes to nerimo daug, vyksta karai, vyksta visokius. Gal reikia tos kepuraitės. Tu žinai, aš dar esu iš tų žmonių, kur negaliu pasakyti, bet kartą pati susireguliuoju ir susikuriu tas stresinės situacijas. Juk mes kad ir šitą tinklalaidę galėjom nufilmuoti saugioj foteliuose viešbutyje, bet kažkaip norisi, jeigu mes kalbam apie baimės, ką šiandien nusprendėm peržvelgti, kur jos mus veda, tai kažkaip ir atsidurti tokio netipiškoj, ar ne? Aplinkoj. Ir vieną galbūt tokia netipiškai būtinai norėjau patirti vieną dalyką, tai Aliaskoje atsimenu, nusprendžiau vieną rytą, įkalbėjau tiksliau vyrą, kad mums būtinai reikia pasikelti su lėktuvėliu virš Denalio viršukalnės, ten kelių kalnų viršūnės yra ir šitas kalnagūbris galbūt yra žinomiausias tuo, kad jis ten nuolat būna atšiaurus klimatas, keičiasi vėjai ir tik 50% alpinistų, nors jis šiek tiek žemesnis už Everestą, pasiekė tikslą. Ir aišku, kai aplankai kapinaitės aplinkui alpinistų, tai irgi labai neįkvėpė, bet labai norėjau pamatyti tą grožį, kurią mačiau nuo žemės pakilusi viršų. Ir mes nuvažiavome, kalbėjom savo bičiulę amerikietę tokią, mes visi trys nuvažiavom į tą oro uostelį, iš kurio kilom, ar ne, ir dar 3 indai prie mūsų prisijungė ir mes 6 pakilom. Oras jau iš karto matėsi, kad tai lyja, tai kažkokie didžiulis vėjo gūsis. Jų praėjusi gal saugumo vartus dar paklausiu, sakau, o čia tikrai mes kilsim, kažkaip jau man jau ir nebesinorėjo visai. Bet aš supratau, kad jeigu aš pasakysiu bent, kad aš viena atsitraukiu, komanda suyra ir veiksmas nevyksta. Taip jau nebedaroma, jau jeigu pasakyti taip, reikia įti iki galo. Ir aišku, didžiausias man šokas buvo, kai prieina prie mūsų vyriškis, sako, labas, aš Bobas, aš jūsų pilotas, man 78 ir aš galvoju, ką? Jo amžius kaip mano tėčio. Ir jis mus veža virš tų viršukių tą tokį sudėtingą maršrutą. Žinoma, tas žygis buvo toks, kad aš matyt daugiau niekada taip neskridau, mano galva taip mes šokinėjom ir daužėm su tom ausinėm, ne, visą stogą lėktuvo. Ir aš žiūrėjau ir apsukėm vieną ratą, iš tikrųjų vaizdai nuostabus, ką ten besakyti, bet te oro gūsiai mus mėtė visur. Ir mūsų Bobas kaip pasakė, o dabar tai žinot, vis dėlto jūs ten buvo truputį šešėliai kryto, nelabai gerai matėt, aš jums dar kartą vis dėlto vešiu. Ta ratą tai buvo vienas, o Dieve mano, gal nebereikia, važiuoju, nuleiskite mus, prašau, ant žemės, prašau, nuleiskite. Oi, kaip gražu. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad esmė, kad gyvenime prisimeni tokius momentus tikriausiai galų gale, kurie tokį labai gilų įspūdį paliko ir gerąją prasme, bet gal net ir to blogo biškį foną, ne to pačio jau. Tai emocija labai stipri lieka ir iš karto kyla į top įspūdžių 10-uką ir aišku, kad lieka tavo prisiminimų sąraše visada. Taip, aš labai gerai prisimenu, kaip buvo, man nežinau, buvau tikrai pradiniai dar mokykloje ir aš lankydavau plaukimą ir mes kartu dar važiavom moksleivių rūmus į plaukimą ir prieš tai susipykom, nežinau, kambario gal buvau nesusitvarkęs, nes mes daug nieko daug nesipykdavom. Ir tada pasiūlė būtent tą pamoką, kad gali kas nori šokti nuo bokštelių, ten yra 3-5 metrų, jeigu neklystu, bokšteliai, kas skamba dabar juokingai, bet tuo metu atrodė, tarsi čia kalbėtumėm apie 10 metrų bokštą, ta prasme, tai buvo labai siaubinga ir aš tokia,
Na galvoju, gal jeigu dušoksiu, tai tada bus kaip su mama pamiršti tą pyktį ir peršokti iš karto į naują temą ir gal čia nereikės taikytis ir to visą procesą praeiti. Tai Manau, taip ir buvo, mes tikrai taip ir buvom ir aš labai gerai prisimenu, kai užlipau į tą bokštą, pasižiūrėjau į apačią. Galvoju, nu jo, bet tada pažiūrėjau kopėtėlės atgal, galvoju, ai tiek to. Susikaupiau ir nušaukau ir po to dar daug kartų šaukau, nes man labai patiko ir gal net gyvenime po to taip ir tęsim ir su draugiam varydavom per atostogas, nuo kokių alų į vandenį pašokinėti, aišku, tai saugioje vietoje ir panašiai. Tas jausmas visą laiką išliko, gal tas pirmas, kai aukščiai didėja, kad ar čia tikrai man reikia. O ką tau suteikia va tas jų, nu taip nušokai, ar ne? Kas po to vyksta? Na, visų pirma, gal tiesiog pasididžiavimas, kad išdrįsai, nu, tas toks vidinis nu, pasitenkinimas savim tikriausiai kažkoks. Kai tą darai lauke, man net nuo leptelio šokant labai patinka, nežinau, matai tą vaizdą ir tada panyri vandenį, nežinau, ir koks. Pilis, kaip gražu. Bet čia nešoksim į Trakų ežerą. Ne, čia nešoksim. Tai jo, tie šuoliai iš tikrųjų duoda ir aš kartais irgi galvoju, kad to adrenalino matyt mums reikia ir aš visada prisimenu, kad adrenalino pradeda ieškoti ir tų baimių veikimo, kažko savęs truputį pajudinimo tada, kai kažkoks vyksta užsisėdėjimo etapas. Ar darbe, ar auginant vaiką. Nes aš atsimenu po tavo auginimo, beje, gal tau 3 metai buvo, su kokiu azartu aš važiavau į ralį. Ta prasme, ir tik tada, kai pravažiavus žurnalistų ralį, neprofesionalų, aš ta prasme, bet ten 3 paros normalaus, intensyvaus vairavimo ir aš žinau, kad po pirmos dienos galvoju, o tai ką aš čia veikiu, kodėl aš palikau 3 metų vaiką ir tokioj esu, nu, šiek pavojingoje veikloje, ar ne, kur adrenalinas, greitis, viena kita klaida ir tu čiuožiai griovinu, bet kas gali vykti. Bet žinau, kad po tokių dalykų tu grįžti labai švaria galva, tu vėl gali kurti, eiti į savo darbus ir tokia išsivalius ir neklimsti dumble, kur tokiam rutinoj kasdieniai. Taip, aš sakau, kad man labai panašų jausmą, manau, aš kadangi realiai nesuvažiavus, suteikė slidinėjimas, bet čia tas toks nusileidimas juoda trasa. Na, kuris, kad būtų smagus, tai čia turi daug, visų pirma, nu, turi būti labai susikaupus, kūnas turi būti geros fizinės būklės ir kūnas turi galvos labai klausyti. Nes, kad būtų smagu, tai tu turi išlaikyti tam tikrą greitį, kas reikalauja to tokio, nu, tu turi šiek tiek lipti per save, nes tai nėra komfortas. Meditacija. Tokia meditacija ir tą tikrą greitį, bet tada žinot, kiek tu kontroliuoji, kada nebekontroliuoji. Tai gal man kas labiausiai patinka, kad taip labai išsivalo galva, kai tiesiog turi tą tokį galvos ir kūno veiksmą, tu tau niekam kitam nebelieka, ypač ekstremalesnėje situacijoje, niekam kitam nebelieka vietos. Ir man atrodo, tai labai sveika. Aš manau, šiaip tai yra labai sveika dabartiniai situacijai, kai mes iš tik gyvenam neigiamas informacijos fone ir jos be galo daug. Ir tai tas fizinės veikla truputį atitraukti dėmesį nuo to globalių ar ne kažkokių nesėkmių, nelaimių ir nerimo, pabėgti geriau pakovoti ar paflirtuoti su savo nerimu ir savo baime. Manau, kad dabar yra tai visai gera išeitis. Nes man atrodo, čia skirtingi dalykai iškeli, yra tas bendras nerimo fonas, čia toks jisai kažkaip ateinantis per tą informacijos didžiulis srautą. Aš labai gerai prisimenu, kai skaičiau Stefano Cvaigo knygą Vakarykštis pasaulis, jis ten pasakoja apie 18 amžiaus pabaigą, 19 amžiaus, atsiprašau, 19 pabaigą, 20 pradžią ir kaip atsirado telegrafas ir laikraščiai ir kad pasaulyje labai greit pradėjo judėti naujienos ir kad maždaug tai sukelia labai daug nerimo, nes tu staiga gyveni visą pasaulio gyvenimą. Tai mes dabar gyvenam visą pasaulio gyvenimą realiu laiku, dar yra kažkokios netikros informacijos srautas, mes tokiam visiškai chaose ir čia gal tiesiog užsimti kažkokiais užsiėmimais, kurie tą tokią fizinę instinktyvę baimę kelia, tiesiog yra būdas tvarkytis su tuo visu, ką tau pasaulis siūlo. Būdas kontroliuoti tai, nes manau, be kontrolės tai mes labai greitai galim nuslysti į tą tokią nemalonę būtį. O tu, pavyzdžiui, kaip darbe kontroliuoji? Yra juk daugybės baimė momentų, mes va taip atsikeliam ir kažką tai išgyvenam darbe, ar ne? Mes ateinam, mes bijom kažkokius priminėti sprendimus, ar mažiau bijom, ar daugiau bijom. Pavyzdžiui, man visada būdavo pačiai drąsu daryti viską. Aš labai norėdavau žurnaluose, ar ne daugybės naujovių eiti, net ir komerciškai galbūt rizikingus sprendimus, nes jie dar nepatikrinti. Bet mane visą laiką
prilaikydavo baimę ir atsakomybę prieš kitus žmonės, nes tu ne vienas eini, tu eini su komanda, tu esi atsakingas prieš savo vadovus ar akcininkus, tu esi atsakingas prieš savo klientus, kurie pasitikė tavimi, ar ne? Ir va šita baimė. Reikėdavo, man asmeniškai darbė, aš kovodavau su šita baimė. Ne kiek asmeninė, kad man nepavyks, nepavyks, nukrisi karūną vėl užsidėsiu, ar ne, iš serijos. Bet kaip nenuvilti kitų žmonių. Todėl ne dabar pabaigusi aktyvų gyvenimą žurnaluose kūrybinį, aš iki šiol esu labai dėkinga visiems žmonėms ir visiems partneriams, kurie eidavo su manimi visas avantūras. Ne kiekviena iš jų būdavo sėkminga, bet jie kūrybiškai įsikvėpdavo ir keliaudavo kartu. Tai va, turėti tą bendruomenę ir to žmonės labai svarbu, kad tu palaviruotum ir kažką tai naujoje atneštum gyvenime. O tavo darbas visai kitoks, ar ne? Tau reikia kitokie sprendimai. Pas mane sudėtingi kūrybiniai, pas tave gal finansiniai. Taip, bet aš taip sakyčiau, gal mano tokia didžiausia su profesinė baimė, bet jinai čia tais visais laikais buvo, net studijoje, tiesiog, kad aš nepakankamai protinga. Tai ir studijose nepakankamai protinga. Ir labai gerai prisimenu, kai svarsčiau, ar vis dėlto studijuoti doktorantūrą, nes tokią galimybę turėjau, kad kaip ir man buvo įdomu, bet aš tiesiog žiūrėdama į savo kolegą, savo draugus, žinau, kad tiesiog aplink mane yra gerokai protingesnių žmonių. Būtent konkrečiai tam tikslui, akademiniai srity, kurie gali savo gabumais padaryti daug geresnę akademinę karjerą ir dėl to aš jaučiausi, kad gal tai ir nėra mano kelias. Ir aš čia nebūtinai sakau, kad reikia, niekada savęs nenuvertinau taip gniuždančiai, kad aš jau čia nieko neverta, ne, bet man atrodo, ta tokia baimė ir savikritika, tai labai naudingas dalykas kartais gali būti, nes tiesiog gal net gali pasirinkti tinkamesnį kelią, nes aš bent jau manau, kad aš dabar esu tinkamesnėme kelyje, man tinkančioj profesijoje galų gale. Čia yra labai išskirtinai moterų bruožas, kad mes visai galvojam, gerai, čia gal dar ir netempiu, bet jeigu labai pasistengsiu ir padirbėsiu tada. Bet aš manau, kad šito reikia irgi lipti kaip moteriai, nes manau, čia yra mūsų vidinė dalis. Atsakomybės, vidinės atsakomybės dalis. Taip, dabar čia nepykstant per daug ant vyrų, bet aš tai vis niekada nepykstu, bet iš jų reikia mokytis gerų dalykų. Bet ir tokio, kad mes gal emociją labai jaučiam, labai reaguojam į viską, tiesiog gal mažiau mokam, tad vis užmert akis ir varyt tiesiai. Aš manau, kad gal moterim apskritai būtų labiau būdingesnis. Ir čia reikėtų psichologų klausti, apsišaukėlio sindromas, kur tu visą laiką jautiesi tarsi atsidūręs ne savo vietoje, nes tikrai už tave yra protingesnių, talentingesnių. Mano Yra kažkoks dalykas, ko taip bijai, kad tikrai nedarytum. Aš, pavyzdžiui, nešokčiau su guma. Klausyk, kažkas pas mus yra paveldima. Yra išties dalykų, kurių aš matyt antrą kartą nenorėčiau kartoti. Tai, pavyzdžiui, šokti su guma, į tarpeklį, nuo olos, nesvarbu. Žodžiu, bet man teko gyvenime, nes Kostarikoje turėjom tokį žygį, kenopi vadinasi, plieniniais linais virš miškų leidės iš vienos stotelės į kitą ir taip šokinėm nuostabus. Šita atrakcija yra tobula, jinai ne veltui ir labai rekomenduojama visame pasaulyje ją patirti, jeigu esi šitam krašte, ar ne? Ir buvo nuostabu ir bešokinėjant iš vienos aikštelės į kitą, staiga mes sustojom, mūsų gal buvo, mes buvom 5, 2 moteris, 3 vyrai. Ir sekantis žingsnis yra pririša prie gumos, va taip ir tu šoki žemynį tokią, nežinau, kaip praraja, mano akimis tai buvo praraja. Bet sako, nebijokit, jūs ten pagaus ir ten jūs perėsit į tą kitą aikštelę, kur toliau vėl važiuosit. Ir mes, aišku, visi 5 pastėrusiom akim žiūrim su akmenėje, dabar tikrai mums reikia šokti. Sako, kas nenori, va čia yra toks labai labai ilgas, toks vingiuotas takelis, leiskitės pėsčiom, jūs ten pasitiks kažkada. Tu tikrai nenorėsi tą keliu. Kažkada nueisite, žodžiu. Ir ką, vienas vyrukas užsisegė, sako, aš šoko, aš aišku žvilgteriu, gyvas, jį ten tikrai kažkas ten, kur kažką nukrapštė. Galvoju, ką, nereikia stabdyti eilės, žinoma, tai padariau tą patį, bet nežinau, iš tingėjimo, čia iš bandos jausmo, iš to, kad, tiesiog atsidavė likimui, ką liepia, tą darai, nes tu esi su chebra ir reikia elgtis, nepavesti. Ir taip. Ką man po to sakė, po manęs ėję vyrai, sakė, mes tai planavom nešokti, bet kai Gitana nušoko, tai kur mums dėtis. Bet tikrai, jausmas
labai išskirtinis, bet ar grįžus į Vilnių norėčiau šokti nuo televizijos bokšto, tikrai ne. Šito man ir užtenka. Bet aš ir galvoju, su guma tikrai ne, su parašiutu sveičiau iš tikrųjų, bet guma Ne, nemažai. tie šokimai ne man, jų ir matyti nebe mano amžiaus kategorijos užsiėmimai, bet čia ne mano. Kaip tu tvarkaisi su motiniškomis baimėmis? Čia pačios baisiausias. Aišku, aš vis galvoju, kada aš jas išauksiu, bet... Aš kažkaip skaičiau, kad 3 metus turėtum labai stipriai jausti. Jo? Po gimimo. Ne, aš manau, kad jas jauti visada, tik tai jos globalėja vaikams užaugus, įsijungia kiti žmonės, įsijungia kiti artimieji, ar ne, šeima plečiasi ir tas nerimas, jis tiesiog yra užslopintas matyt. Bet aš neįsivaizduoju, ar to galima atsisakyti, tai yra gal to žmogiškumo pagrindas, santykių pagrindas. Čia yra tas nerimas ir ta baimė, kas mus visus jungia. Ir mes, ją turim išgyventi, jeigu tai netampa paranoja, kur tu nebegali judėti, nebestabdai žmonių gyvenimą. Ir aš dabar bandau prisiminti, kokias vaikystėje ar ne baimės, va tas, kokį persekėdavo ilgai. Mane, pavyzdžiui, 2. Kas būtų, jeigu aš netekčiau mamos, nes aplinkui būdavogi tokių atvejų, ar ne? Ir kas būtų, jeigu prasidėtų karas. Tai manau... Su amžium, kai išaugi, tai viskas su artimaisiais jau susitaikai su tuo, kad jie ir išeina, toks gyvenimo ratas, bet kas būtų, jeigu būtų karas, yra labai aktuali baimė, nerimas, bet ji tikrai, manau, neturi susukti galvot, bet čia aišku tik tai teorija, tai aš esu linkusi tai, kad mes galbūt turim kažkokius žingsnius savy pasitikrinti, ką mes galim išmokti. Kaip prisitaikyti prie tos situacijos, nes pasaulis yra toks, jis yra nenuspėjamas, bet geriau per praktinius dalykus, kaip save ištreniruoti, kaip mąstyti, išmokti šaudyti, ar šiaip fizinės, pasirūpinti fiziniu kūnu, ar ne, nei gyventi nerimu kiekvieną dieną. Manau, kad tai yra labiausiai sekinantis dalykas. Taip, mano tai buvo tikrai nuo tada, kai vaikas gimė, kažkoks buvo toks bendras nerimo fonas, manau, pagrindė susijęs su juo. Gal čia ir įprastas ir natūralus dalykas, tai tiesiog kažkaip išlaikyti tą grybuką gyvą. Žinai, pagrindinis ir su to, kad nieko jam neatsitiktų, kad nieko man neatsitiktų, kad dėl jo, kad nieko mano vyrui neatsitiktų, kad jis čia būtų laimingas ir sveikas ir jam būtų viskas gerai. Tai toks, kartais būna, tai atrodo, kad sproksta galva ir neįmanom sutvarkyti, o aš buvau tas žmogus, kuris moka tvarkyti su baimėm, labai racionaliai žingsniais viską susidėlioju ir taip, susitvarkau. Tai mane gal labai nervino ilgą laiką tas, kad negaliu, nes yra dalykų, kurių tiesiog negaliu sutvarkyti, bet kažkada paleidau ir po to pradėjo gerėti iš principo. Ir dabar jau sakyčiau, kad aš jau geriau. Bet apskritai, ar tu nebuvo, sakykime, jūsų kartoje jau atsirado tas momentas atsisakymas tam tikros dalies turėti vaikų, ar ne, nes pasaulis yra nesaugus. Žmonės jauni nebematė perspektyvos, kam kurti šeimas, auginti vaikus ir taip toliau. Tavęs tokios mintis nebuvo aplankiusios? Ne tiek galvojau apie pasaulį ir perspektyvas, bet aš tiesiog norėjau būti mama, norėjau vaikus su savo vyru ir man tiesiog atrodė, tai aš nežinau, labai natūralu tiesiog, aš nesvarščiau, ar čia noriu, nenoriu, jokių pliusų minusų nedėliau, man čia atrodė kaip natūrali gyvenimo tąsa ir man atrodo, jinai tokia yra ir aš labai džiaugiuosi, kur esu. Šiaip manau, kad moteriai tiesiog, gal ne kiekvienai, aš įsivaizduoju, kad yra skirtingų, bet man tai kažkokia, vis dėlto tai yra didžiausias džiaugsmas tikriausiai ir subrandina tave labai ir pasitikėjimo savim suteikia, kažkaip nežinau, man atrodo, kad tu pasikeiti tiesiog per tos vaikus labai stipriai. Ir man tas patinka, nes manau, kad faina kažką naujo patirti, visada faina kažką naujo patirti, ar ne? Taip, o dabar, pavyzdžiui, kaip išeiti iš to, dabar tu tokiam ir esi, ar ne, savo apvalkale, tu esi mama, tu gyveni tokį gyvenimą labai aišku, nuo ryto iki vakaro, bet tau reikės išeiti iš tos komforto, ne komforto zonos į kitą, vėl būti visuomenėje, aktyviai, išeiti dirbti, kai tau nebaisu grįžti į darbą. Aš dabar oro balionę pradėkim nuo to, tai aš manau, kad kažkokius pirmus žingsnius jau pradėjau daryti dėl to. Šiaip tai tas baisu, gal jau pabiškai, sakau, atsiranda to daugiau bendravimo, daugiau žmonių komunikacijos, nes pradžioj buvo tiesiog neįmanoma, nes tu visi labai mažam burbule bendrauji su itin mažai žmonių.
ir esi visą laiką, ir tada ateini į kažkokią didesnę grupę ir aš nemoku paaiškinti, aš net nemokėdavau bendrauti su daugiau negu vienu žmogum tuo pačiu metu. Nebemokėjau tarsi įsitraukti į pokalbį bendrą, nes atrodo, kad visko per daug ir grįžti tada su vatinė galva, dar ten vaikas laikas zyzė verkia, nu kažkas gerai, neblogai ten. Snaglys, nesnaglys, tai tokiam kažkokiam labai chaose, bet po biški šitas aš jau matau, kad jeigu jis gerėja, nemanau, kad bus lengva, tiesą pasakęs, bet nu, kažkaip nėra, kad labai bijau. Žinai, man gal kas yra, kad man patinka dirbti. Tiesiog man visą laiką patiko dirbti. Tai kai noriu, tai gal tos toks... Aš nesakau, kad nebus sunku, bet aš dar ir nelinkus galvoti labai daug į priekį, kaip man ten bus po pusės metų ir kaip man ten bus sunku, nesunku, nes, nu kaip ir, nežinau, aš pradedu galvoti, kad aš oro balionė ir čia kylu ir čia bus aukštai, tai jau kai pradedam kilti. Aš iki tol tiesiog iš viso užblokuoju bet kokias mintis ir bet kokią baimės kryptį, nes kam tiesiog, vis tik kilsi jau to oro balioną, nebent pabėgti galiu. O tu nemanai, kad kartais yra tos baimės tam, nu jos kaip mes rankos nekovoja su kojomis ir taip toliau, taip ir tos baimės yra ne tik tai, kad jos trukdo, bet kartais įspėja nedaryti ir reikia labai turėti gerą intuiciją, kad paklausytum savęs. Aš manau, kad taip, bet tu labai teisingai pasakei dėl geros intuicijos, nes... Jo, kartais dalykai, kurie tau labai įdomus ir gal labai gera kryptim veda, lygiai tą patį jausmą sukuria ten, kad tu nenori daryti, kam čia daryti ir tą visą sukuria baimės atmosferą. Tai čia reikia tiesiog labai kažkaip galvoj mokėti susitvarkyti, kad ten tiesiog neužsispaustum. O tau pačiai buvo, kad baimė tiesiog sulaikė tave nuo kažko darimo. Ir buvo toks perspėjimas. Buvo daug tokių sprendimų gyvenime, gal daugiau profesinių, kur buvo tikrai labai daug baimės. Ir buvau ant ribos ar priimti pasiūlymus ar ne, bet visus juos priėmiau, tai negaliu pasakyti, kas būtų, jeigu nebūčiau priėmusi, nes aš tikrai būčiau nugyvenusi ramesnį gyvenimą. Čia, keisti poziciją ar kažką tokio, ar ne? Taip, taip. Ir aš manau, kad yra dabar, kai klausau jaunų žmonių, jie daug nenori, iš karto pasako, kad jie nenori vadovaujančių pozicijų, nes tai yra labai didelė atsakomybė, jie nori ramiai gyventi. Ir, jiems užtenka mažiau pinigų, jie nori ramiau gyventi, bet nesikrauti savo tos nepakeliamos naštos ar neto vadovavimo atsakomybę ant savo pečių. Tai negaliu, tiesiog yra kita epocha. Ir mes buvom tie, kurie atėjom iš tarybinės sistemos, ar ne? Mes užaugom jau pirmoji karta su nepriklausomybė, jau išėjom, pradėjom studijuoti jau nepriklausomoje Lietuvoje. Ir mums norės visko griebti, daryti, kurti, nes mes atėjom tarsi iš nieko. Niekas nieko neturėjo, mums reikėjo kurtis, įtvirtinti. Ir tai mes kovotojų karta esam. Aš norėjau tavęs paklausti, nebuvo baisu, kai keitėsi santvarka? Buvo džiugu, be proto. Atsidarė tokios perspektyvos ir aš labai laiminga, kad esu šitos kartos žmogus, nes viskas buvo kūriama nuo nulio, nuo nepriklausomų žurnalų, jeigu apie mano sritį, nuo verslų, tai buvo ir laukiniai vakarai, mes pergyvenam viską, galų gale aš pati kilusi esu iš miesto, jeigu mano kartos žmonės. Tai tikrai žino, aš esu iš Panevėžio, iš Tulpių rajono, kur po to buvo didžiulės bylos, nusikaltimai. Tai ir tie vaikinai, kurie pasodinti, dabar iki gyvenimo galvos buvo mano kiemo vaikinai, su kuriais mes sportuodavom toj pačioj salėje. Ir tu jau tada galėjai labai bijoti ir neišeiti iš namų, nes mieste vyko visko, ar ne, ypač merginai. Galėjai sugalvoti, kaip elgtis, kad tu pakankamai saugiai ir įdomiai gyventi. O įdomiai gyventi aš norėjau visada. Tai tu turėjai tam tikras taisyklės, kaip elgti šitą mieste, kad būtum, kad tave gerbtų galų gale net šitas sluoksnis ir tu galėtum laisvai judėti ir veikti, ką tu nori. Ir tai išmokė galbūt, nežinau ar išmokė, bet vis dėlto ta tokia nesaugi aplinka, kai tu kiekvieną kartą vakare eidamas namo turi galvoti, kokią gatvę eiti ir kada grįžti. Galbūt įskiepijo tokį dalyką, kad ir per visą gyvenimą tu sunkiau prisileidi žmonės, tu juo arti labai. Tu juos tikrini, testuoji, kiek gali pasitikėti ir tavo kažkokia baimė, kad tavęs nepažįstų ir neprisileistum. Daugybė netikrų žmonių pas mane egzistuoja gal visada. Ir vadinasi, mes kažką tai atsinešam per savo patirtį.
Ir žinau vieną, kad jeigu mano pasitikėjimą kažkas prarado, aš nesakau apie klaidą kažkokią, bet iš principo piktybiškai norėjo, tai man nereikia nei piktis, nei ką, bet jis atsiduria tas žmogus tam tikram stalčiuke ir tu žinai, kad su tokiu žmogum geriau neturėti jokių reikalų. Man nereikia konflikto, aš nesiveldavau niekada, bet čia aš daugiau gal kalbu apie darbą, bet ta pagarba, man labai svarbi o baimė, kad neateitų pas mane į mano artimą aplinką, į mano šeimos aplinką, bet kokie žmonės pas mane, baimė, nerimas galbūt arba įtarumas. Jisai egzistuoja iki dabar. Tiek daug dalykų, daug pas mane veiksmo vyko išoriniam gyvenime, nuo sportų, kelionių, darbų, kiekvieną dieną kupinų iššūkių. Man labai svarbu, matyti čia ir aš gaudau pakankamai adrenalino, kad savo aplinkoje, savo šeimoje norėtum, kad tų baimių ir tų būtų kuo mažiau nerimo, kad būtų viskas kuo stabiliau ir nekeltumėmės bereikalingų audrų ten, nes audros jau kitur, išėjus iš namų pro. Nes audros laukia uždarius namų duris. Mes čia kalbam apie tokius egzistencinius dalykus, bet aš manau visi mes išgyvenam dabar šitam laikmetį, dar kartą perkratom, ko mes norime iš gyvenimo, ko tikimės, tuo labiau, kad futuristai mums žada čia tokie labai staigų pasaulio pasikeitimą, kur vėl iš naujo reikės ieškoti savo vietoje, bet man tai juokingiausia, kad ar tu turi Grete fobijų? Fobijų? Nepaaiškinamų protų. Ne, šiaip aš nelabai turiu tokių fobijų, aš bėgu nuo širšių, bet nežinau kodėl, tiesą pasakus, galiu susilaikyti, kad nebėgčiau. Tu tai tikrai turi fobiją. Jo, apie mano fobiją žino visi matyt. Ir aš be proto bijau balandžio ir paukščių visumoj. Balandžiai yra patys negražiausi, patys nejaukiausi padarai pasaulyje. Aš jų nekenčiu ir aš tikriausiai nesu gyvenime maitinus balandžių, man neleidžiama būdavo. Ir dėkui nesuprasdavau, kodėl. Todėl, kad aš ratais apeinu San Marko aikštę, Venecijoje, Milano, katedros aikštę ir visas kitas aikštės, kur žmonės maitina paukščius. Man tai yra siaubo filmo elementas, kaip ir filmas Paukščiai. Ir negaliu paaiškinti iš ko, bet jinai egzistuoja ir labai myliu visas kavines visoje Europoje, kur pasirūpina, nežinau, matyti yra tam tikrų priemonių, kad lauko kavinėse nesirinktų paukščiai ir neleistų ten ir nevaikščiotų tarp kojų. Tai aš dievinu visus savininkus ir visada palieku arbatpinigių daug daugiau vien už tą komfortą valgyti lauke, kur nesimaišo po kojomis jokie sparnuoti padarai. Labai įdomu iš tikrųjų, iš kur šitie dalykai kyla. Bet aš šiaip bendrai kažkaip, aš nesu labai, kad daug baimių tokių turėčiau. Sakau, dabar gal daugiau tokių egzistencinių, sakau, kaip juokauju. Turėjau šiandien apmąstymą irgi, kaip dirbtinis intelektas pakeis mūsų ateitį. Tai užėjo nerimas, tada labai daug daržovių supjauščiau, kol praėjo. Bet čia pagrindinė tema dabar kiekvienam susitikime ir kiekvienas apsvarto savo poziciją ir savo darbą ir kas bus dabar, kaip bus, nes jisai kėsinasi viską ir mes kiekvienas matuojamės tada savo ego ir tai, ar aš čia kažkaip tai būsiu protingesnis ir gudresnis už dirbtinį intelektą, ar jis paims iš manęs viską. Tai ta baimė labai natūrali, nes procesas vyksta, yra žmonių, yra jau ir ne tai, kad nukentėjančių, jau ir priverstų ieškoti savęs kažkur tai kitur. Gal visą laiką, aš visą laiką, žinai, galvoju, kai man pasidaro neramu čia dėl ateities, galvoju, gal čia šiaip iš tikrųjų labai natūralus, vėlgi man labiausiai neramu patikslinsiu ne dėl savo ateities, o dėl savo vaiko ateities. Su visais tais ekranais ir kad jie nebegauna tų tikrų pojūčių, kad nebebendrauja tiek daug ir man kažkaip to gaila, bet aš galvoju, gal aš tiesiog čia senstu, nes kiekviena senoji karta mato tą stiprų pokytį ir galvoja, kaip jų čia vaikai gyvens. Tikrai, kai čia telefonai atsirado, irgi visi nesuprato, kaip čia dabar su to mobiliaisiais visą laiką skambinėjasi. Nu, suprantate, čia gal labai natūralus procesas tiesiog, kai, kažkas keičiasi ir aš nežinau, kiek dabartinis yra stipresnis už buvusius, nes, ta prasme, pasaulis keičiasi neįtikėtinu greičiu paskutinius keliasšimtus metų.
Tai irgi gal nereikėtų čia per daug susireikšminti, aš tą turiu. Jo, bet vienas dalykas, vienas faktas, kurį išgirdau gal vakar, mane vis dėlto labai nustebino ir galvoju, va, kaip veikia jaunų žmonių psichika, kad pavyzdžiui, jeigu vedybos ar ne atsikėlė jaunuolių nuo mano kartos, ar ne, 10-mečių į priekį, ar ne, jeigu mes tuokdomės tenais 20+, jūs 30+, 29, ten 30+, ar ne, o pasirodo, kad santykių užmesgymo tarp jaunuolių irgi atsikėlė 10-mečių. Jeigu kažkada mes kalbėdom, ką daryti, kaip nuo seksualinio gyvenimo saugoti 16-mečius, dabar ta patirtis ateina tik 26. Čia yra teorinės mano žinios, nieko nepagristos, bet labai įdomus buvo faktas ir paaiškinimas mokslininkės, kad kadangi tai yra, mes taip įpratom būti su glotniu, gražiu, išblizgintų telefonu, kuris nekelia jokių klausimų ir problemų, su kuriuo nereikia įti pietauti ir taip toliau. Ir kad mes matom, jeigu ar moteris vyrus, tokius, kurių gyvenime galbūt neturi šansų susitikti, tokių, tai labai sunku pereiti prie tos realybės, nes norisi, kad tas, jeigu jau kažką tai sutiksiu, tas irgi būtų toks mielas glotnus, kaip tas telefonas ir gražus. Taip, ir dar reikia nepamiršti, kad ne tu vienas esi, kuris kelia reikalavimus, kaip kas turi atrodyti, o kitas žmogus irgi reaguoja. Ir tas, kai tu vis tiek, man atrodo, ką mokslas sako, tai kad kuo žmogus jaunesnis, tai tuo jis yra taip lengviau pergyvena tuos visus dalykus. Ir kai ten pirmą kartą atstumia mergina, jeigu tau 15, yra vienas įspūdas, o kai tau 25, tu jau daug labiau įsitempęs, daug daugiau. Čia mūsų sekanti tema. Taip, šitą. Jeigu pašnekovai. Tai jeigu mūsų būsimi pašnekovai šią temą nori ateiti pasikalbėti, laukiam labai. O šiandien, tai aš džiaugiuosi, kad tikrai labai čia maloniai praskridom, gal pusės smegenų buvo nuimtas, dėl to jokios baimės nejutau, o gal dėl to, kad mūsų pilotas Vytautas Samarinas yra ramybės įsikūnymas ir profesionalumo ir tikrai suteikia komforto. Taip, ir aš gal norėčiau pabaigti, kad mes, kaip ten bebūtų, mes turim baimių, fobijų, kiekvieną dieną susitinkam su tuo, su vienam reikia truputį pakovoti, su kitom susitaikyti, gyventi ir draugauti, nes jos mus apsaugo ar ne, bet iš tikrųjų didžiausia baimė matyti yra neapibrėžtumas ir keistais laikais mes gyvename, bet kaip sakant, ir prie jų mes turime prisitaikyti ir mėgautis tuo, ką matom dabar, nuostabiais vaizdais, ramybė. Tai jei ką, skambink mamai su Gitana. Ir Grėtė. Leidžiamės ir jūs išbandykite šitą pramogą būtinai, nes jis suteikia atokvėpio sielai ir kūnui.